Laidą remia įmonė Traidenis. Visi nuotekų valymo sprendimai. Riedame į Lietuvos pietvakarius, kur netoli pasienio su Kaliningrado sritimi plyti vaizdingas Tauragės kraštas, menantis seną, didingą ir įdomią istoriją. Pirmiausiai sukame į pačią Tauragę. Kad miestas atsinaujinęs ir išgražėjęs, supratome iš mūsų laidos vedėjos, kuri po nemažos pertraukos atvyko į kraštą, kuriame užaugo. Miesto centre mus pasitiko įspūdingas statinys, buvusi Rusijos imperijos laikų muitinė, taip vadinama Tauragės pilis. Šis XIX amžiaus pastatų ansamblis tarsi Tauragės vizitinė kortelė. Čia įsikūręs Tauragės krašto muziejus, moksleivių kūrybos centras, vaikų biblioteka, turizmo ir verslo informacinis centras. Nuo pastarojo ir pradėsime. Gerą dieną, sveiki. Labadiena. Labadiena, direktoriau. Aivaras Betingis. Kaip smagu, kad direktorius pirmą kartą sutikome vyriškį direktoriaujantį informacijos centre. Gerbiamas Aivarai, mes atvykome aplankyti Tauragės, nors aš vietinė, bet tikrai nemačius labai daug ko naujo šviežio pas jūs, tai kur galėtume mes nuvykti ir ką galėtumėm pamatyti? Ką aplankyti ir ką pamatyti turime labai daug, bet pradžiai siūlyčiau jums aplankyti pastatų ansamblį vadinamą Tauragės pilimi. Čia, kur ir esam dabar. Čia dabar, kur ir esame. Po to manyčiau, kad būtų verta pamatyti jūros pakrantę, taip pat Pagramančio regioninį parką. Siūlyčiau pradėti nuo mūsų pilies ansamblio. Tai gal einame, tada palydėsiu jūs. Pabūsit mums truputėlį gidu. Ačiū labai. Puiku. Kaip tarėme, taip ir padarėme. Per jaukų kiemelį žygiuojame į Tauragės krašto muziejų, kuris, kaip jau spėjome nugirsti, slepia daug įdomybių, vertingų eksponatų ir net lobių. Dėdė Eugenijau, nu kaip smagu jūs matyti, Gino. Kaip sekasi? Puikiai. Nu tai jūs čia dabar istorikų patapot, žiūrėkit. Ne visai istorikų, tiesiog dirbu kultūros paveldo tarnyboje šiek tiek. Tai va, ir čia šiek tiek žinau apie Tauragę, nes jau šiom dienom sutrankai 40 metų Tauragėje gyvenu. Džiaugiamės puikiu gidu, o mūsų laidos vedėja dar ir šiltais susitikimais bei galimybę po daugelio metų aplankyti atsinaujinusią ir išgražėjusią savo jaunystės svajonių pilį. Taigi, Donalda, štai va, mūsų muziejus iš tikrųjų yra turtingas. Čia yra gamtos skyrius. Vienas iš to įdomesnių eksponatų neseniai mums Belchatovo iš Lenkijos miesto padovanojo žmonės tokį suakmenėjusių medį. Ar tamsta įsivaizduoja, kiek šitam medžiui galėtų būti metų? Jis yra suakmenėjęs šitas medis. Kiek galėtų būti? Jis senesnis už Tauragę, galiu pasakyti. Senesnis už Tauragę? Taigi. Tai 1000 metų gali. Ir už Lietuvą jisai senesnis. Tai ką, 2,5 tūkstančio? Tai yra 20 milijonų metų jam yra ištirta, dabar ir tokie metodai, kur ištyrė tiksliai, yra 20 milijonų metų. Padovanojo Belchatovo miesto gyventojai, ten yra anglies kasyklos, rudosios anglies kasyklos, ten jį atrado šitą medį ir neseniai 600 metų krikšto proga jubiliejaus mums atvežė muziejų ir padovanojo. Tai seniausias eksponatas Tauragės muziejuje. Taip, galit papaliesti, galit pačiupinėti. Čia yra suakmenijęs, tikrai jis nebijo prisilietimo žmogaus. Eina savo. Taigi, kiek metų? 20 milijonų metų. 20 milijonų. Taip. Net ne 2 milijonai, o 20 milijonų. 20 milijonų, taip. Pasigrožėję įspūdingą ir gausią gamtos ekspoziciją traukėme į šiaurinį pilies bokštą, kur jau bene 10-metį yra įsikūrusi fotografijos galerija. Čia aktyviai šeimininkauja žinomas Lietuvoje tauragiškis fotomenininkas Romaldas Vaitkus. Užtikome jį besiruošiant naujai parodai, kurios galerijoje vyksta nuolat ir sulaukia didelio susidomėjimo. Romaldai, trumpai apie jūsų fotogaleriją. Kokią parodą dabar ruošiat? Dabar ruošim Palangos fotografų klubo, atidarymas kitą savaitę, 12 dieną. Taip kad gaila, kad šiek tiek pavėlavo, sakykime, prieš tai buvom paruošę Lietuvos spaudos fotografų parodą. Viena iš įdomiausių parodų, šiaip keičiamos parodos kas mėnesį. Per metus vyksta panašiai plius minus 12 fotografijos parodų, tiek Lietuvos autorių, tiek ir užsienio autoriai kartais eksponuojasi. Turite du aukštus, tokius kaip kupolus, ar ne? Šitam tai labai akustika gera. Antram dar geresnė, žinokit, labai akustika iš tiesų stebina
kas pristato savo darbus, tai sako, čia galima rengti kamerinius koncertus, kartais jie beje ir vyksta. Yra buvę, kad antram aukšte Rima Diksienė su vaikučiais darė, žodžiu, kamerinį tokį renginį, tai labai gera akustika. Laipteliai neįtin patogus, bet mūsų laidos vedėja dėl geros akustikos ko gero ryžtusi ir į kalnus kopti. Laida Gyvenu čia atvyks ir pas jūs. Bravo! Skamba! Pavydėtina bet kuriai koncertų salėje akustika ir aparatas, menantis spartų technologijų šuolį, tiek teradome antrame galerijos aukšte. Bet po keleto dienų čia vėl šurmuliuos naujos parodos lankytojai. Tuo tarpu mes leidžiamės tyrinėti likusias pilies erdves. Donalda, dabar aš nuvesiu į tokią vieną slaptą vietą, tačiau aš norėčiau, kad operatoriai nefilmuotų kelio, kur mes einam, nes ta vieta yra slapta ir dar nėra galutinai ištirta. Tai kai nueisim, įjungsim tada mes visus savo aparatus ir tada galėsim ten jau filmuoti. Tai štai, Donalda, šito tunelio pradžia, nuo čia prasidėjo mūsų darbai, mes neseniai jį atradom, o tie darbai toliau kaip vyks, sakau, priklauso nuo valdininkų, priklauso nuo mūsų pačių išradingumo ir ar mes tą tunelį atrasime ar neatrasime, aš beveik nebejoju, kad atrasime, anksčiau ar vėliau ir tai bus didžiulis atradimas Tauragės krašto istorijoje. Ir mes pakviesime būtinai, tai reikės kasinėti, reikės atidaryti, ten yra užmūryta, ten yra, gal ten užminuota, yra reikia kariuomenę kviesti ar kažkokius pareigūnus pažiūrėti su metalo detektoriais įvairiausiais, kas čia yra, gal kokį lobį rasime. Tai čia viską dar čia mes galime rasti. Tai štai kokia yra Tauragė dar atrasta ir kartu neatrasta. Kupini paslapčių grįžome į vis labiau šurmuliuojantį pilies kiemelį, kur mūsų laukė dar keletas tauragiškių, supažindinusių mus su reikšminga miesto simbolika. Šis ragas buvo nukaltas mūsų kalvių tauragiškių miesto šventėj, kadangi jį vadinosi Tauro rago šventė šiemet. Ir vyko šventės metu šito rago kilnojimo ir laikymo čempionatas. Kas ilgiau išlaikys šitą ragą. Tai va ir turime mes nugalėtoją Virginijų Kairevičių. Paplokim, gerbiamas Virginijau, kaip malonu, kad jūs mus aplankėt. Virginijus yra pasaulio štangų spaudimo čempionas veteranų ir Lietuvos daugkartinis čempionas. Taigi jau nieko čia nuostabaus, kad jisai ir tapo nugalėtoju. O galima man pabandyti pakelt? Pabandyk. Labai norėčiau. Galima prisiliesti. Prisiliesti? Mūsų garsiojo rago. Pirmiausia prisiliesti, o po to pamėginti pakelti. Kiek sakėte kilogramų? 25. Eina savo, ne. Aš gal kažkaip susilaikysiu, gal jūs pademonstruokite tą pakelimą. Po nedidelės mankštos Eugenijus Šaltis mus palydėjo į rytinį pilies bokštą, kuriame profesoriaus Eugenijaus Jovaišos iniciatyva įrengta seniausia krašto istorija siekianti archeologijos ekspozicija, garsi net visoje Europoje. Ką nors apie skalvius esi girdėjus? Niekada nieko. Archeologai skalvių genties tyrimuose yra pasistumėję ne taip seniai, tik tai prieš 30 metus rimtesni tyrimai čia prasidėjo ir pirmi patikimi duomenys iš skalvių praeities mus pasiekia iš 1-2 amžiaus kapinynų, ypač Dauglaukio turtingo kapinyno. Ten rasta Romos monetų, romėniškų dirbinių. Tai rodo, kad buvo intensyvi prekyba su romėnais. Ir mokslininkai įvardyja prieš skalvis gyvenusią bendruomenę Nemuno žemupio kultūra, kuri apie 5-6 amžių viduje prasidėjus reikšmingiam pokyčiam virto į skalvių gentį, kuri pasiekė ir istorinius laikus, 13 amžių. Pirmą kartą skalviai paminėti apie 1240 metus, tai va tokie įdomus faktai. Unikalūs ir vienetiniai pirmųjų mūsų eros amžių radiniai rodo, kad šie gyvenę skalviai buvo turtingi ir išsilavinę. Ačiū labai archeologui Dariui, jaunam specialistui, ir labai ačiū Jums, Eugenijau, už tokią nuostabią ekskursiją po Tauragės pilį. O kur dabar galėtume mes dar nueiti ir ką Tauragė įdomus pamatyti? Primiktinai rekomenduoju pereiti per gatvę, perėję tik tai, neskersai, nes atvažiavę prancūzai, kai sužino, kad Balzakas ten rašė laišką mūsų pašte, bėga
bėga nežiūrėdami perėjos, o jūs pereikit per perėją ir pasiūskit atvirlaiškį iš ten, kur Balzakas, Honoré de Balzakas, garsusis prancūzų rašytojas, rašė laišką savo mylimajai Hanskai, nes jis grįždamas iš Peterburgo buvo sustojęs Tauragėje ir vienintelį laišką Lietuvoje būtent parašė iš Tauragės. Tai yra įrodyta, tas laiškas yra saugomas Prancūzijoje originalas, mes turim kopiją. Žodžiu, ten parašykit, išsiųskite atvirlaiškius iš ten, kur rašė Balzakas. Tai bus labai įdomu ir kas gaus, tikrai nusteps ir nudžiugs. Tradicijas reikia gerbti, tad atsisveikinę su Eugenijum keliaujame į paštą rašyti atvirlaiškio. Ką rašysim? Aš norėčiau parašyti tai iš tikrųjų Seimo pirmininkai Loretai Graužinieniai. Aš tai premjerui Butkevičiui rašysiu, o ką rašysim? Beveik prašom, kad aplankytų Tauragę. Taip, aš taip Seimo pirmininkai norėčiau parašyti, kad iš tikrųjų daugiau dėmesio skirtų visos vykdančios institucijos įvaizdžio formavimo kelimą ne užsienyje keltų, o žmonėm, kurie gyvena Lietuvoje, kad jiem rodytų, kad Lietuvoje žmonės pamatytų kuo daugiau tos gražios Lietuvos. Misija atlikta. Toliau pėsčiomis traukėme gilyn į miestą. Netrukus pasiekėme garsiąją Bažnyčių gatvę, kur susitinkame ir patį miesto šeimininką. Malonu bus susipažinti. Tai informavo jis, kad mes atvažiuojame filmuoti Tauragėje, ar ne? Taip, iš tikrųjų, tai pirmiausia, laba diena, man labai malonu Jūs matyti pas mus mūsų Tauragėje, mūsų tam nuostabiam mieste. Iš tikrųjų, mieste tame ir savivaldybėje, kur yra labai darbštus, geri žmonės, kurie labai rūpestingi ir atsakingi už savo kraštą, už tai, kad tas mūsų kraštas klestėtų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Jūs taip pat ruošiatės pas mūsų žmonės ir mūsų visus bendrus darbus pastebėti. Manau, kad tikrai yra apie ką mums šiandien pakalbėti, yra labai daug ką parodyti, ką mes galime visai Lietuvai. Ir žinoma, aš labai stebiuosi, kodėl Jūs Tauragėje, kada Tauragėje yra automobilių kraštas, didžiąją daugumą vadinamas Lietuvoje ir taip iš tikrųjų yra. Kodėl Jūs pėsti vaikštote? Tai Jūs irgi taip pat pėsčias merė čia irgi vaikštot. Aš pamačiau, kad svetimi žmonės vaikšto po mūsų miesto gatves. Man labai įdomu, kas čia darosi. Gal čia kažkokie neaiškumai yra, gal dar kažkokių problemų. Gal kokie trikdžiai. Ja, ir už tai prisistačiau iš karto. Pieškom, kiek mes čia galim nueiti. Rajonas tai didelis yra, didžiulis. Todėl pas mus yra Tauragėje tokia galimybė, yra safari po Tauragę. Tokia paslauga teikiama. Ir džipais mes galim plačiai apvažiuoti visą rajoną, nuvažiuoti į pačias atokiausias vietas, kuriuose galbūt su paprastu lengvuoju automobiliu gal ir sudėtinga pravažiuoti, o mes tokią paslaugą turime ir mes galime visur aplankyti. Ilgai raginti nereikėjo. Grįžtame prie pilies, sėdame į ryškiaspalvį džipą ir leidžiamės į safari po Tauragės apylinkės, o pakeliui žinoma šnekučiuojamės su krašto šeimininku. Aš iš tikrųjų labai stebiu, kaip Tauragė gražėja ir man atrodo, kad Tauragė ypatingai gerai įsisavina europinius pinigus, kurie yra skiriami infrastruktūros gerinimui. Ar tai tiesa? Visiškai teisingai, nes, žinote, jeigu taip truputį dar iš praeities pasakyti, kada pradėjo tie europinės lėšos labai jau stipriai ateiti į Lietuvą ir kada mūsų regionui buvo tie paskirti pinigėliai, daug kas kalbėjo iš aukštesnių tribūnų, kad čia rajonuose, provincijose potencialas yra toksai skurdokas ir galbūt nesugebės įsisavinti tuos pinigėlius. Tai aš atsakingai galiu pasakyti, mūsų regionas, mūsų savivaldybė viena geriausiai įsisavinančių buvo visoje Lietuvoje. Ir šiandieną mes turbūt turime praktiškai 100% viską įsisavinę ir viskas tvarkoj. Ir šiandien siekim jau kitojo etapo lėšų gauti, įsisavinti jas ir tiesiog panaudoti tinkamai tuos pinigėlius. Gerbiamas merė, Tauragė yra vis tiek, nori, bet labiau pramonės miestas. O jūs gavote premiją už kultūros puoselėjimą kažkuriais metais prieš keletą metų, ar ne, Lietuvoje? Taip, aš gavau auksinį Feniksą kaip metų politikas daugiausiai padaręs kultūrai. Čia buvo už 2011 metus. Na, žinote, vėlgi, čia dažniausiai būna tie apdovanojimai, merų jie kaip ir atitenka. O šiaip tai viso mūsų kultūros žmonių nuopelnas čia yra. Mes visi bendromis jėgomis viską darėme daug metų, kad pasiekti tų rezultatų, kuriuos mes šiandieną turime. Miestas dabar iš tikrųjų yra labai atgijęs, gyvas, dviračių takai, aikštės sutvarkytos ir centrinė aikštė, ir prie pilies aikštė, ir pakrantė jūros.
tas grožis, kaip Jūs manot, ar jo reikia žmonėm, ar ir be to galima buvo apsieiti? Manau, kad tikrai negalima apsieiti be šito, nors yra kai kurių nuomonių tokių, kad galbūt tuos pinigus reikėjo investuoti kažkur į verslą ar dar kažką. Aš tai manau ir esu tokios nuomonės, kad miestas, pasako, miestas yra visos savivaldybės veidas. Ir jeigu į tą miestą atvažiavus, tu matai vien netvarkingas gatves, netvarkingas apšvietimas, duobėti šaligatviai, tai dovanokite, ir gėdų gėda, ir į tokį miestą tikrai nevažiuos. Nei investicijos ateis, nei kultūros lygis pakils, nei dar kažkas. Visumoje tai yra, manau, miesto veidas ir mes toj srity tikrai turime dirbti. Jo labiau, kad iš tikrųjų pramonė visa yra Tauragės pašonėje, industrinis parkas yra teritorijoje Tauragės, ar ne? Taip, privatus industrinis parkas, jie nuo šalia yra ir jiems žinoma, vėlgi ten industriniam parke yra, šiandieną, kiek žinau, pagal privatų verslą yra virš 100 000 kvadratinių metrų ploto, kuriame galėtų ateiti investicijos ir kažkokį tai verslą dalyti. Vėlgi atvažiuoja investuotojai, iš karto žiūri. Ne tik tai darbas, ne vien pinigai, bet žiūri, kur jo vaikai mokysis, kur darbuotojai, kaip jie į darbą pateks, kaip jie leis laisvalaikį, kur jie gydysis ir taip toliau, kur mokysis. Čia labai daug tokių dalykų yra, be kurių tiesiog sunku įsivaizduoti apie investicijas ir taip toliau. O mes kalbėjom, aš net nepastebėjau, kur mes atvažiavom. O kur mes atvažiavom dabar? Mes esame Tauruose. Išlipkim, apsidairykim. Ir apie Taurus vėlgi reikėtų tokį labai įdomus dalykas yra. Tai mūsų rajone yra 1844 verslo įmonės. Įvairaus verslo. Paslauga, ten prekyba, gamyba, automobilių verslas 60% nuo visų verslų maždaug sudaro. Bet yra štai Taurų parkas. Tai yra, kuris, aš sakyčiau, drįsčiau kalbėti, vienintelis Lietuvoje, kur turi tokias paslaugas, kurias mes čia pamatysime su jomis. Į Taurų parką grįšime po trumpos pertraukėlės. Taip pat svečiuosimės krašto bendruomenėse, susipažinsime su jaunaisiais gaisrininkais, Pagramančio vaidilutėmis, aplankysime nuostabius gamtos kampelius. Laidą remia įmonė Traidenis. Visi nuotekų valymo sprendimai. Lydimi paties rajono šeimininko atvykome į istorinėme Tauragės priemiestyje įsikūrusį Taurų parką. Mes esame šiuo metu, yra Taurų pramogų parkas, kaip matote, su visa savo infrastruktūra, įsikūręs naujai. Bet jeigu mes pažiūrėtume istoriškai, tai praeity šitoje teritorijoje tai yra būtent Tauragės pradžių pradžia. Čia buvo Tauragės dvaras, taip vadinamas, iš kurio ir kilo po to visa Tauragė išaugo. Nuo vieno dvaro? Taip, nuo vieno dvaro, po to jinai persikėlė į kitą jūros upės krantą ir ten jau kūrėsi pats miestas. O kas šeimininkauja dabar šitame buvusiame Tauragės dvare, dabar Nuotykių parke? Taigi, kaip matote, jauna šeima, jaunas entuziastingas žmogus, Antanas Venskus, su savo nuostabiaja žmona, kurie kurie pasinaudojo iš kažkiek tai ir ES lėšų, bet pagrindė čia jų priklausomybė buvo, šita teritorija buvo grąžinta, kadangi keitėsi tie laikai. Ir jie kaip savininkai savo nuosavame miške, nuosavoje teritorijoje įkūrė, kaip matote, pramogų parką. Ir kaip matau, jau ir ateina gražų šeimininkai. Apie pramogų parką ir visą kitą jie gali patys pasakyti, kas tai yra, iš kur jums kilo. Tikrina, kas čia ką filmuoja. Gerą dieną. Labą dieną, labą dieną. Sveiki, Donalda. Sveikas, Antanai, sveiki. Gerą dieną. Malonu. Sveiki, Vilmutė, sveiki. Gerbiamas Antanai, tai kuo jūsų parkas yra ypatingas? Kokių pramogų jūs galite pasiūlyti lankytojams? Oi, mes turim labai daug pramogų. Mūsų tokios pagrindinės pramogos tai yra laipiojimas medžiais. Mes turim 3 km trasų medžiuose ir taip pat apie 4 km ant žemės. Paskui mes turime... Kuo mes išskirtini, gal norėčiau to pabrėžti. Tai va, mes išskirtini tuo, kad mes tikrai vienintelį Lietuvoje mes turim nakvynę, ekstremalę nakvynę medyje. Kaip tai medyje?
paprastai kalbant, viešbutis medyje. Tai yra galima pernakoti aukštai medyje, atėjus interesantas klientas į registratūrą, gauna apsaugos diržus ir šitas gražus lieptas, nutiestas apie 100 metrų iki medžių viršūnėse įrengtų namelių. Ir tose namelėse visi patogumai, tai yra balta patalynė, dvigulė lovytė, galima puikiausiai ilsėtis, praleisti naktį. Gerbiamas Antanai, štai ir meras, ir Tauragėje žmonės, žinovai pasakoja legendą, kad yra tunelis, kuris yra nuo Tauragės pilies iki šito dvaro teritorijos. Čia man tikrai atmeluoja, juk ar ne? Juk tai čiagi žemaitiškas tas toks būdas. Jeigu jau meras sako, kad yra, reikia tikėti. O mes galim vizualiai tai patvirtinti. Jūs jau atvykę matėte mūsų 11-12 amžiaus pilies imitaciją, Skalvių pilies imitaciją. Tai po šitą imitaciją, jeigu jūs nuvyksite, tikrai pamatysite požemius ir tie požemiai yra apie 50-60 metrų ilgio. Kur tas tunelis veda ir nelabai įdomu. Kiekviena pilis turėdavo paslaptį. Tai ir mūsų pilis turi paslaptį, turi tunelius ir toliau galima tik nuspėti, kur veda. Veiklos poilsiui ir aktyvioms pramogoms skirtame parke čia randa net ekstremaliausių pomėgių lankytojai. Įveikusiai juodąją trasą patenka į parko garbės lentą. Mat per 4 metus šeimininkų paskaičiavimais šią trasą įveikė tik 2 merginos ir vos 5% bandžiusių tai padaryti vyrų. Ieškantis daugiau tarzaniškų pojūčių gali rinktis nakvynę medžiuose įrengtame viešbutyje. Alpinizmo mėgėjai taip pat turi ką veikti. Beje, tarpukariu šio parko teritorija buvo virtusi Lietuvos armijos kareivinėmis, kurias 1937 metais aplankęs prezidentas Antanas Smetona įvertino kaip geriausias ir moderniausias kareivines visoje šalyje. Tad nenuostabu, kad tvarkant aplinką buvo rasta 1200 pasagų. Visos jos garbingai sugulė restorano grindinyje, įrengtame autentiškame arklių gydyklos pastate. Na, o dabar, mere, kur važiuosim toliau? Mes dabar su jumis važiuosim į vieną iš kaimo bendruomenių. Pažiūrėsime jų veiklą, nes mes viso turime 23 per rajoną. Ir po to važiuosime į vieną iš aero klubų. Gerą dieną. Labą dieną. Čia gal šefas bus? Labą dieną. Šefas, taip. Vladai, malonu. Sveikas, Vladas, sveikas. Ką jūs galėtumėte mums čia parodyti, kad visi televizijos žiūrovai pamatyt galėtų? Ką galim, čia yra dabar mūsų kuriamas mokymo bazė tokia vaikų, gal suaugusių savanorių. Turime kitos žemės aplink, yra hektaras yra čia ir dabar turime įsteigę muziejų. Ką turiu sukaupęs per savo tarnybos laikotarpį? O kiek metų tarnavote? 27 metus. Ir dar tarnaujat? Taip, dar tarnauju, dabar įkūriau asociaciją, esu prezidentas išrinktas, turiu savanorių, turiu vaikų būrelį, apie 30 kažkur dabar yra. Viename Kėsčių ugniagesių tarnybos pastato garažų Vladas įrengė savo vardo muziejų, kuriame eksponuoja per gyvenimą surinktus trofėjus, susijusius su ugniagesio gelbėtojo arba, kaip jis pats sako, gaisrininko darbu. Ugniagesybos istorija, technika, gaisrininkų uniformos, speciali apranga, įvairi simbolika, suvenyrai, atributika, darbo įrankiai, ilgus metus kauptų laikraščių iškarpų albumai. Tikrai yra ką pamatyti. Dar kiek pasižvalgę įskubame pasižiūrėti, ką išmoko jaunieji ugniagesiai. Gaisras užgesintas ir mūsų viešnagė Kėsčiuose persikėlė į bendruomenės namus. Gerokai vėluojame, bet patikima palyda mus kaip mat pristato į reikiamą kiemą. Prašom užeiti mūsų būstinę, nes ten laukia ir bendruomenės nariai. Bet tai vakaras jau gyvulius turėtų. Taip, jau jie pyksta, jau nes mes vėluojamės ilgai. O čia mūsų atsitinka bendruomenės pirmininkė, Laimutė. Pažįstu nuostabi mūsų moteris, nuostabi. Televizijos žiūrovai sakys, kas, bet čia per vedėją su visais bučiuojasi. Nuostabu. Tai dar vis tiek gal rasim žmonių, vis tiek apžiūrėti norim, kaip įsikūrėt. Visi išėję, prašom. Puiku, užeikim.
Ir čia susirinkę visi laukia piktinės gyvuliai, nemelštinė. Kėsčių bendruomenė mus pasitiko dainomis ir teatralizuota inscenizacija apie žiemkentį rugelį, jo reikšmę kaimo žmogui ir sunkų kelią nuo Sėjos iki Kuliavos. Šauniai palinksminti, sočiai pavaišinti tradiciniais ugnigesių blynais ir kitais kaimiškais skanėstais spėjome apžiūrėti ir tame pačiame kieme įsikūrusi bendruomenės sulčių spaudimo ūkį, o kartu ir rudinėjantį daržą. Štai tokie smagūs, svetingi, darbštus ir verslus Kėsčių bendruomenės žmonės. Na, o mes iki Saulės laidos skubame aplankyti dar vieną svarbę Tauragės kraštui vietą. Tai jau čia mes atvykome dabar į aerodromą, vieną iš dviejų. Jo, vieną iš dviejų. Kaip. Ir mus pasitinka senas geras pažįstamas, ar ne? Labadiena, labadiena. Gerą dieną. Senai jums laukiam, senai, bet kažkodėl labai retai lankotės. Norim, kad tankiau apsilankytumėt pas mus. Mielas Kostai, labai smagu jūs matyti. Malonu. Tai kaip, Kostai, sekasi? Ką šiandien mums parodysite? Gerai sekasi, viskas pas mus ok, kaip čia pasakyti, viskas normos ribose. Kylam ir leidžiamės, ir skraidom, ir skraidinam, ir prašome jumis dabar malonė paskraidinsim. Aš šiandien oras tinkantis oras, kaip tik. Vėjo kryptis gera. Vėjo kryptis kaip tik gera link Tauragės. O kas pilotuos? Pilotuos meras šiandieną. Su kostiumu? Nu tai aš būsiu su kostiumu, o meras, aš būsiu su piloto kostiumu, meras kaip ir visada, kiekvieną dieną. Mūsų laidos vedėja lyg tikras karinių oro pajėgų vadas įskrido lydima 2 lėktuvų palydos, o mes likusieji ant žemės stebėjome parasparnius, kiek kitokius nei skraidėme valkininkuose, motorizuotus ir nepriklausomus nuo vėjo. Nu, kai visas smagus būrys nusileido ant žemės, dalinomės neišdildomais įspūdžiais ir išsiskirstėme jau visai sutemus. Antrąją viešnagės dieną pakeliui į Tauragės kultūros centrą stabtelėjome pasigrožėti atnaujintų jūros parku. Po rekonstrukcijos nedideliame parke įkūnyti senieji baltų kultūros simboliai. Centre įrengta skulptūra fontanas, gyvybės medis, o 12 suolelių paženklinti senojo baltų tikėjimo zodiako ženklais. Mielai pasidėtume čia ir giliau, bet mūsų jau laukia kultūros centro direktorius. Gerbiamas Virginijau, ar smagu būti tokio modernaus ir gražaus kultūros centro direktoriumi? Tai be abejo, stengiamės kiek tai įmanoma apriepti, kiek tai įmanoma, sakykime, nedideliam mieste teikti tą kultūrinę paslaugą. Kultūrinės paslaugos yra įvairiausios, ir teatras, ir muzika, ir profesionalus, klasikinė profesionalioji muzika. Teikiam visas paslaugas ir beje net rodome kiną. Rodome kiną, turime šiokią tokią galimybę, kad tą paslaugą galėtumėm teikti, nes Tauragėje kino teatro kaip ir nėra. Taip, žinau, kad nėra kino teatro. Mums rekomendavo dar atvažiuoti prie jūsų kultūros centro, nes sakė, jūs turite nuostabią alėją kultūros. Tai mes dabar ją ir einame tą alėją, ar ne? Iš tikrųjų, ir matau iš karto plyteles, jau čia nepaslėpsite. Kolektyvų Tauragės kultūros centre daug, skaičius yra labai gražus, jų kolektyvuose dalyvauja virš 1000 atlikėjų. Žmonių, kurie vaidina, muzikuoja, šoka ir visas kitas meno rūšis, sakykime,
dalyvauja tose meno rūšyse. O čia ta idėja kultūros centro, kiekvienas žmogus ateidamas į kultūros centrą, beje, mato ne tik tai užrašytą kultūros rūmai, tai pareigoja jau ateiti į šiuos rūmus, bet ir šalia yra kultūros centro kolektyvų alėja, kur kolektyvai atšventė gražius jubiliejus kaip Liaudies teatras 50. Teko jame vaidinti. Taip, dainų ir šokio ansamblis Jūra 55, vyrų choras Mintauja 10, jeigu žiūrėti, kiek toliau tremtinių choras. Beje, čia atgula kaip atminimo lentos jubiliejais, kad kaip įamžinimas kolektyvų, nes 50 kolektyvui liktai kaip ir būtų nedaug, bet žmogui 50 tai yra daug. Nors beje, kad ir dainų ir šokio ansamblį Jūra yra žmonių ir dabar dar tebe dainuojančių, kaip Vytautas Laurinaitis, kuris dainuoja beje nuo pat atsiradimo. Nuo pat atsiradimo, ar ne? Dainų ir šokio ansamblio, taip. Tauragiškiai didžiuojasi, kad 2011 metais miesto kultūros centras pripažintas geriausių kultūros centrų visoje Lietuvoje. Šią linksmą gaidą atsisveikiname su Virginijum ir vykstame į užmiestį, mūsų akiratėje Norkaičiai. Netaip senai prieš keletą savaičių atsidarė naujas tradicinių amatų centras, tai norėčiau pakviesti jį, susipažinti su jų vykdoma veikla ir kažką nuveikti. Pasitinka mus. Labadiena, sveiki, malonu atvykti į šviežų tokį gražų naują centrą jūsų. Miela Lijana, mes girdėjome, kad Norkaičiuos yra labai stipri bendruomenė ir dabar jau jūs turite šviežią, nuostabų, gražų tokį amatų centrą, ar ne? Taip. Kokius amatus jūs planuojate čia puoselėti ir pristatyti svečiams, turistams? Iš tikrųjų, tai kviesim ir turistus, ir pačius visus gyventojus. Pirmiausia, įsikepti ir duoną, ir ragaišį, ir pyragą. Tai turim labai gražią krosnį ir virtuvę. Ir šeimininkę turim, kuri visą mokins. Taip pat mokinsim ir austi, ir drožti, ir juostas austi. Ne vien tik su senom staklėm audimas, bet ir su mažesnėm staklėm ausim. Darysim įvairius edukacinius mokymus, iš šiaudų pinsim. Ruošimės didžiosiom metų šventėm įvairių laikų, iš tikrųjų įvairių bus mokymų. Ne vien tik tai audimas ir virtuvės darbai, bus įvairių. Duonos kepimas sunkus fizinis darbas, bet kaip sakoma, be noragų nebus ir pyragų. Be šio amato neapsėjo nė viena kaimo šeimininkė. Todėl nenuostabu, kad amatų centruose ši edukacija labai populiari. Pabendravome, stabtelėjome prie drožėjo, pabandėme austi, įvertinome puikius rankdarbius, pasivaišinome duonele ir pasukome Pagramančio kryptimi. Pakeliui aplankėme Mažonų kaimą ir naująjį kultūros centrą. Pasidžiaugėme dar vieną pavyzdinę bendruomenę, jų prasmingais darbais ir pagaliau atvykome į šioje seniūnijoje esantį vienintelį miestelį. Pagramantį pelniusi itin daug mūsų kūrybinės grupės simpatijų. Nu, koks gražus piliakalnis šitas jūsų Jonai. Jūsų piliakalnis, ar ne? Joninės tikriausiai čia švenčiat. Taip, metai iš metų Pagramantis jau garsėja joninėm, kadangi atsirado erdvės, pagal projektą buvo sutvarkytas Pagramančio piliakalnis, šiandien iš tiesų jis nuostabus ir labai gražiai atrodo. Šalia piliakalnio teka graži Gramančia, akmena upė. Gieda gaidžiai. Gieda gaidžiai, matot, kad čia iš to slėnio vis ir matosi, gyventojai gyvena, iš tiesų gražioje aplinkoje ir geri žmonės gyvena. Iš kur žinot, kad geri žmonės? Na, kaip nežinosi, pats tame krašte gyvenu daugiau negu 30 metų ir dirbu toje vietoje, labai gerai žmonės pažįstu, tai žinote, labai galiu gerai juos vertinti. Čia kai atvažiavom tik tai seniūnė, tai mačiau, kaip lipo į kalną vaidilutės. Tai čia kažkoks vaidinimas, čia specialiai visiems svečiam pasitinka, čia taip ar ne? Na, mūsų vaidilutės jau visada renginiuose dalyvauja, ne tik joninėse, bet ir svečiam pasitikti, nes turim iš tiesų ir pasakorką labai gerą, tai yra Birutė Normantienė. O tai ko pasakorka, tai čia profesija tokia? Druskininkuose net pirmą vietą jį laimėjau. Už savo pasakojimus, už padavimus. Iš tiesų, žemaičių kalba, jos yra išlikusi labai. O kas ten vyko Druskininkuose? Na, pasakorių konkursas ir Birutė mūsų yra laureatė. Nieko savo. O ir pasitinka, žiūrėkit, ponė Birutė tikriausiai, ar ne? Taip, ponė Birutė. Ji laukia, kaip visada, su šypsena. Sveiki gyvi atvykę į Pagramančio piliakalnę. Dikčium seną ir dikčium gražaus. Labai malonu, laukiam.
laida neapsakoma gera. Atsibuoda visi tie blogybės, atsibuoda bjaurastis Lietuva, o kad pažiūrėjom tamstas laida, baisė gražiai. Tap viskas gražiai. Ir kad tokia ūkata palieka to Lietuvo gyventi, tokia į Paniberiją apie žinokit. Prašom. Paniberija. Ja. Na, iš tikrųjų, labai norėjom atvažiuoti ir pas jūs, parodyti, kokie jūs gražus. O ką gražaus galėtumėte papasakoti žiūrovams apie jūsų šitą kraštą nuostabų? Tai tokia legenda beprotaška gražiai. Žinok, gal papasakoti? Gal. Gera. Tai žinokit, vienas sykį, senės laikas, gyvenavo čia šitas pagramantis, vadinos pagramančia, bajors pagramantis. Ir gražiai gyveno, turėjo dukterį. Ir anos nenorėjo niekam už vyrą išleisti. O į gramančių pati neskubėjo. Viens atvažiuoja, kits atvažiuoja, geri bajorą atvažiuoja. Al tėvų neįtink, vienam tokia fielį, kitam tokia fielį, netinki. Ir kol vienas į kitą viskas gerai ėjos, kol net važiavo tokie du bajoratė. Vaikė geri, bajorą turtingi, gražus, protingi. Tėvus nežino niekam sakyti. Ir sako, tegul pati gramančia te pasirenk, už katruo nori. Tada Svana sumislyja tokį dalyką. Saka, te nupelkit jūs muni į kalną. Nupelkit, katrą supelsit kalną dailiau, saka, už to aš įženysius. Pradėjo vaikė dirbti bajoratė. Ir tap dirba, neilgą troką ir nupylė šitą tan gražų piliakalnį tokį. Ir viens šlaits gražus, vieną posi, kur pylė ringailą gražiai, antrą posi pylė sungailą gražiai. Dabar jau nebie kur dengti, žodis taduts, o pasirinkti nenuo ir tas gražus, ali kad tap širdis prie katro vyną būtų, nelabai nori. Ir tada sumislyje gramančia nueiti prie tokios čirauninkės bobas, kad račyra susijėmė. Ir paprašė, kad išvirtų tručiznas. Išvirė tručiznas, užgėrė gramančia nuėjus į laukus ir nusitručyje. Kreta negyva ta gramančia į laukus, o žemė motina žemyną nos pagailėja, pavertė man opeliuko. Ir tą vyną rytmetišką pagramanti savo dukters gramančias niekur nie, tik veis, kad teko peliuks pro šalį, pro tą kalną, kur supylė. Suprata, kad čia nuo duktė gramančia. Tą nupeliuką pavadina gramančia, o ant tuo kalno pons pasistatė pelį ir ilgą gyvena, bet buvo baisiai liūdnas. Pakerėjo mus ir pasakotoja, ir šokančios vaidilutės, ir išpuoselėtas Pagramančio miestelis, bei čia sutikti žmonės. Tad po trumpos pertraukėlės čia dar sugrįšime. Laidą remia įmonė Traidenis. Visi nuotekų valymo sprendimai. Viešėdami įspūdingo kraštovaizdžio apsuptyje įsikūrusiame Pagramančio miestelyje, priklausančiam to paties pavadinimo regioninio parko teritorijai, užsukome ir prie šalia esančios įspūdingos atodangos, senolių įžymi vadintos. Išgirdome istoriją apie šlaitų sėkmingai nusileidusią ekstremalią karvutę ir apie miesteliui rūpesčių sukėlusį potvinį 2010-aisiais. Aplankėme 17 amžiuje statytą miestelio bažnyčią, beždžionių tiltą, grožėjomės nuostabių kraštovaizdžių ir puikiai sutvarkytomis miestelio sodybomis. Sutaupėme valandėlę laiko, tad pakeliui į Tauragę aplankėme dar ir Lakštingalų slėnį, priklausantį tam pačiam Pagramančio regioniniam parkui. Lakštingalų šiuo metu neišgirdome, bet žmogaus rankomis sukurta poilsio oazė privertė stabtelti. Pasigrožėkite ir jūs.
Pilni įspūdžių grįžtame į Tauragę ir dar kartą stabtelsime prie pilies, skambant vokalinės muzikos festivalio garsams. Vakar jūs mane klausėte, dabar aš jūs paklausti, ar visa tai, ką aš kalbėjau, tai yra tiesa, ar tai išgalvoti kažkokie dalykai, apie kuriuos jūs visiškai radote kitą situaciją, negu mano buvo kalbėta? Žinokit, iš tikrųjų viskas, ką kalbėjote, yra 100% tiesa. Todėl, kad mes aplankėme ir bendruomenių centrus, ir bendravom su žmonėm, ir žiūrėjom, lankėm nuostabias gražias sodybas, ir matėme tiek gamtos. Taigi, vien ką reiškia Pagramančio regioninis parkas, kokie plotai, koks grožis, kiek ten veiklos ir kaip ten žmonėms tikrai yra gera pabūti. Na, aš esu labai dėkinga, jums mes visi dėkingi, kad leidot mums pasisvečiuoti. Aš tikrai kviečiu, apsilankykit dar ne vieną kartą, bet aš kviečiu ir kitus žmonės, lai aplanko mūsų kraštą, tikrai pamatys nuostabių dalykų. Ir jeigu jūs leistumėte, aš norėčiau pabaigoje prie jūsų... Būtinai. Kaip jūs jį vadinate? Sraigė, mūsų kemperis Sraigė. Kemperiui Sraigė padovanoti mūsų Tauragės nuostabų ferbą. Galiu? Taip, žinoma. Va čia labai gera vieta, nes iškart matysis labai puikiai. Atliekame paskutinį, svarbų visose mūsų kelionėse ritualą. Atsisveikiname su svetingąja Tauragė. Šis kraštas žino, kaip sutikti ir išlydėti svečius. Pakeliui į Vilnių, likus vos valandai iki Saulės laidos, užsukome Pažemaitijos žinių vadinamą Kęstutį Juškį. Čia Ožnugorio kaimo teritorijoje 10 hektarų plote atkurta senovė šventovė, Romuva vadinama. Čia galima patirti tai, ką patirdavo mūsų protėvių žiniai, senais priešistorės laikais. Jeigu įdomu, užsukite ir jūs į šį mitologinį baltų gyvybės kelią. Kitoje laidoje matysite lietuvišką alternatyvą populiariajam žanšeniui, žolelės norintiems sulieknėti ir kaip pasveikti nuo noro emigruoti, švenčionių krašto paslaptys, gyvenimiška filosofija ir šiaip smagus pokalbiai. Atsisveikiname, o jūs mums rašykite. Aplankysime ir jūs.